Esam kažkokiam tai parke pasiklydę, netyčia suradom ir kažkokios tai žibutės. Ar čia kas čia? Kas čia yra, jūs žinote? Pakomentuokite, jeigu žinote, kas čia to šūdai. Bet tai kaip kvepia. Kaip rozmarinai. Oh my god. Džiunglės. Kvepia sodai žydinčiais žiedais. Bet tai kas čia yra? Čia tulpės? Kas čia? Kas čia rožės? Kur? Nu va, čia. Čia Kas čia? rododendrai. Kokie dar rododendrai? Ai, tu čia tyčia kalbi. Kvepia kaip rožės. Tai va atsiradom kažkokiam parke, vaikštom ir nesuprantam, kur mes čia vaikštom. Ieškam rodyklių, pasiklydom, kur mum išeit. Augina dar grybų rado. Gal nuodingi, gal ir ne. Malkų turim, prisikapoja malkų. Ieškosim, kur palapinę pasistatys. Šitas? Čia gal bambukas koks, ne? Esam gal kokių 5 kilometrų aukštyje.
Ratom išėjimą pagaliau. Matom jūrą. Suprantat, biškiai buvom pasiklydę. O dabar jau valio, negalima sakyti, valio reikia sakyti. Valio! Vyručiai, nepatikėsit. Afriką matau. Ana, 2 papuasai laksto. Va, yra kažkas sėdi. Bananus valgo. O jeigu aš atsistočiau prie jo, tada gal matytų dydis? Nu, ai, čia matau tas stelmučiais ąžuolas. Nu, bet dydis tai neapsakoma didelis. Oho,